žiūrėti maskuojama, bet klesti prekybos žmonėmis realybė ar statistiniai duomenys, kurie bus nurodyti mano pranešime, perteikia identifikuotą prekybos žmonėmis realybės dalį Lietuvoje. Taigi, prekyba žmonėmis. Jungtinių tautų organizacijų konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą 2000 metų pabaigoje buvo papildyta Palermo protokolu, kuriame buvo įtvirtinta prekybos žmonėmis sąvoka, kuri pripažįstama šiai dienai daugelyje pasaulio šalių. Taigi prekyba žmonėmis tai žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu, arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito, tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas, siekiant jį išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų, išnaudojimą prostitucijai, kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstinį darbą, paslaugas, vergiją ar veiklą panašiai į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą. Lietuvos prekyba žmonėmis aktualiuose Lietuvoje teisės aktuose. Visų pirma, tai Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Tai pagrindinis įstatymas, kurių straipsnių dispozicijose apibrėžti nusikalstamų veikų padarymo būdai ir numatytos bausmės. Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijos 2015 m. gruodžio 17 d. patvirtintos Lietuvos Respublikos generalinio komisaro, vidaus reikalų ministro ir socialinės apsaugos darbo ministro įsakymų. Šiuose rekomendacijose detalizuojamos prekybos žmonėmis nusikalstamų veiksmų, asmens valios palenkimo būdų bei išnaudojimo tikslų sąvokos ir samprata, dažniausiai nustatomi prekybos žmonėmis aukos požymiai, apibrėžti prekybos žmonėmis aukų nustatymo kriterijai. Mano galva, dar svarbiausias momentas šiuose rekomendacijose nustatytos teisėsaugos ir kitų atsakingų institucijų bei organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų kompetencijos ir atsakomybės ribos bei privalomų imtis veiksmų sekos, nustačius asmenį galbūt nukentėjusi nuo prekybos žmonėmis. Taip pat labai svarbus pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas, kurio paskirtis užtikrinti, kad visi fiziniai asmenys nukentėję nuo nusikalstamos veikos padarytos ES teritorijoje prieš baudžiamąjį procesą, jo metu, o taip pat prireikus ir po jo ir visais atvejais, kai baudžiamasis procesas nepradedamas arba nukentėję nuo nusikalstamos veikos padarytos ne ES teritorijoje, kai baudžiamasis procesas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje, būdami joje gautų tinkamą pagalbą. Taigi Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse 20 ir 23 skyriuose yra įtvirtinti pagrindiniai straipsniai. Tai prekyba žmonėmis, 147 straipsnis, straipsnis labai platus, tai manau šiai dienai tikrai aš jo nepacituosiu. 147 su ženkliuku 1 straipsnis, tai išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms. 147 su ženkliuku 2 naudojimasis asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis. Ir 157 straipsnis vaiko pirkimas arba pardavimas. Trumpai susipažinkime arba prisiminkime, kokiegi yra nusikaltimo, prekybos žmonėmis nusikaltimo sudėties požymiai. Visų pirma, tai nusikalstami veiksmai. Pirko, pardavė, kitaip perleido ar įgijo, verbavo, gabeno, laikė nelaisvėje. Asmens valią palenkiantis būdai. Fizinis smurtas, grasinimai, kitaip atimta galimybė priešintis, pasinaudojimas nukentėjusiojo asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, panaudojama apgaulė, priimama ar sumokami pinigai, arba gaunamas ar suteikiama kitokia nauda asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį. Ir išnaudojimo tikslas. Tai vergija, panašios į vergiją sąlygos,
prostitucija, pornografija, kitos seksualinio išnaudojimo formos, priverstinė ir fiktyvi santuoka, priverstinis darbas ar paslaugos, elgetavimas, nusikalstamų veikų darymas. Žinant ar siekiant įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląsteles bei kiti išnaudojimo tikslai. Ministras trumpai minėjo statistiką praėjusių metų, tai pradėkime ją apžvelgti truputėlį plačiau. Taigi, kaip ir buvo paminėta, 25 metais buvo pradėta 13 naujų ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis nusikaltimų. Viso vykdyta 25. Lyginant su 24 metais, vykdytų ikiteisminių tyrimų skaičius neženkliai kinta. Dėl pradėtų ikiteisminių tyrimų 24 ir 25 atrodo skaičiaus skirtumas nėra didelis, tačiau noriu patikslinti, kad šiandien pateikiami duomenys yra tik policijos įstaigose pradėtų ikiteisminių tyrimų. 24 metais yra ir kitų institucijų, kaip generalinės prokuratūros ir valstybinės sienos apsaugos tarnybos. Praėjusiais metais pradėtose ikiteisminiuose tyrimuose buvo registruota 17 nusikalstamų veikų. 3 atvejai dėl galimo vaiko pirkimo ar pardavimo, 5 atvejai dėl asmenų išnaudojimo priverstiniam darbui, 9 nusikalstamos veikos dėl prekybos žmonėmis ir praėjusiais metais nebuvo registruota policijos įstaigose nusikalstamų veikų dėl naudojimosi asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis. Praėjusiais metais vykdytose ikiteisminiuose tyrimuose nustatytos šios išnaudojimo formos. Tai seksualinis išnaudojimas, socialinių išmokų gavimas ar miško gėrybių rinkimas, išnaudojimas asmenų transporto sektoriuje, kitoks darbas įmonėse, kurios nėra susijusios su transporto ar logistikos sritimi, taip pat asmenų išnaudojimas statybų sektoriuje, kitais darbiniais išnaudojimo tikslais ir nusikalstamų veikų darymui. Praėjusiais metais vykdytose ikiteisminiuose tyrimuose viso buvo pripažinti 66 asmenys nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis nusikaltimų. Iš jų 13 moterų, 53 vyrai, tarp kurių 1 nepilnametis asmuo. Apžvelgiant nukentėjusių asmenų pilietybės, kokiegi asmenys praėjusiais metais buvo identifikuoti kaip nukentėję nuo prekybos žmonėmis. Tai šioje skaidrėje iš vienos pusės džiugu, kad nėra daug Lietuvos Respublikos piliečių, tačiau tai parodo truputėlį kitokį mastą, kiek turime kitų šalių piliečių, kuomet Lietuva tapo tikslo šalimi, kurioje išnaudojami asmenys. Taigi, praėjusiais metais 5 Lietuvos Respublikos piliečiais buvo pripažinti nukentėjusiais, 13 Šri Lankos, 6 Kirgizstano, 2 Venesuelos, 3 Ukrainos, 16 filipiniečių, 3 Kazachstano, 11 Uzbekistano, 4 Tadžikistano, 2 Baltarusijos ir 1 Mongolijos pilietis. Skirstant pagal amžiaus grupes, nukentėjusieji praėjusiais metais pasiskirstė taip. Iki 18 metų buvo pripažintas 1 asmuo, amžiaus tarpe nuo 18 iki 20 tokių asmenų nebuvo pripažinta, nuo 21 iki 30 pripažinti 15 asmenų, nuo 31 iki 40 24 asmenys, nuo 41 iki 50 21 asmuo, nuo 51 iki 60 4 asmenys, ir nuo 60 ir vyresni 1 asmuo. O žvelgiant į tokią statistiką,
Matome, kad amžiaus spektras vyrauja pakankamai platus, bet didžiąja dalimi išnaudojami nukentėjusiais pripažinti asmenys yra to darbingiausio amžiaus nuo 30 iki 50 metų. Turbūt įdomu ir kiekgi mes tų nukentėjusiųjų turėjom praėjusiais metais. Tai praėjusiais metais vykdytuose tyrimuose viso pripažinta 20 asmenų įtariamais dėl prekybos žmonėmis nusikaltimų. 16 iš šių asmenų yra fiziniai asmenys ir 4 juridiniai. Iš šių 16 asmenų 6 moterys įtariamos prekybos žmonėmis nusikaltimais ir kitais susijusiais nusikaltimais ir 10 vyrų. Pamenu, užpraėjusiais metais tikrai kilo daug diskusijų ir daug klausimų, kodėlgi nebuvo perduota nei viena byla į teismą. Tai praėjusiais metais, 25 metais, policijos įstaigos ir prokuratūra perdavė 5 ikiteisminius tyrimus dėl prekybos žmonėmis nusikaltimų įvairioms išnaudojimo formoms, tiek dėl seksualinio išnaudojimo, tiek dėl išnaudojimo priverstiniam darbui, nusikalstamų veikų darymui. Tai šiuose 5 ikiteisminiuose tyrimuose, jeigu vakar matėt ir girdėjot, Klaipėdos apygardos prokuratūra kartu su vyriausiu policijos komisariatu pristatė perduotą teismui didelės apimties bylą, kurioje asmenys įtariami prekybos žmonėmis nusikaltimais. Tai kalbant apie perduotus asmenys į teismą įtariamus dėl prekybos žmonėmis nusikaltimų, viso jų yra 30, 28 vyrai ir 2 moteris. Nukentėjusiųjų skaičius analogiškas kaltinamųjų skaičiui 30, tik čia moterų nukentėjusių yra 6, o vyrų 24. Tos skaidrės, atsiprašau. Tai va šitą skaidrę aš jau ir atsiprašau truputėlį su techniniais nesklandumais. Tai, kaip ir minėjau, 5 ikiteisminiai tyrimai į teismą perduoti, 30 kaltinamųjų ir 30 nukentėjusiųjų asmenų. O praėjusiais metais iš vykdytų ikiteisminių tyrimų, kokios nustatytos dažniausiai verbavimo formos ar ne, veikimo būdai. Tai dažniausiai asmenys verbuojami jau dabar naudojantis internetinėmis platformomis, socialiniai tinklai, įvairios skelbimų svetainės, bendravimo programėlės, kas gerokai ankstesniais metais nebuvo vykdoma, buvo pagrinde vien tik tai žodžiu verbuojami asmenys. Tačiau šiai dienai taip pat išlieka ir žodinis susitarimas verbuojant asmenys, naudojant apgaulę ar melagingus pažadus, taip pat naudojantis asmens pažeidžiamumu ir priklausomumu. Tai vienas iš būdų, kuomet asmuo yra linkęs lengviau priimti sprendimą ir galbūt tapti prekybos žmonėmis auka. Ir kaip ir minėjau, grasinimai ir fizinis smurtas. O rekomendacijose dėl prekybos žmonėmis aukų identifikavimo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo piešiamas, įtvirtintas toksai prekybos žmonėmis nukentėjusių asmenų portretas. Vaikų išskiriamas ir suaugusių. Tikrai yra požymiai, kurie ryškėja kintant tendencijoms ar ne, bet pagrindiniai faktoriai, rizikos faktoriai, kurie leidžia pagrįstai įtarti grėsmę ir riziką asmeniui galimai tapti prekybos žmonėmis auka, yra nurodyti va šioje skaidrėje.
Turbūt visiems įdomu ir šiandien buvo kalbėta ir paminėta ne kartą, kiek svarbu yra mūsų pačių indėlis ar ne į prekybos žmonėmis prevenciją, jos matymą, atpažinimą ir identifikavimą. Tai koksgi tas policijos vaidmuo prekybos žmonėmis reiškinyje? Visų pirma, tai prevencija. Policija savo veikloje kovojant su prekyba žmonėmis ją vykdo. Praėjusiais metais Lietuvos policijos bendruomenės pareigūnai organizavo ir įgyvendino bendrasias prevencijos priemones skirtas visuomeniai informuoti apie prekybą žmonėmis. Tai paskaitos, pranešimai, įvairūs susitikimai. Be tiesioginių kontaktinių veiklų bendruomenės pareigūnai aktyviai vykdo informacijos viešinimą ir socialiniuose tinkluose. Policijos virtualaus patrulio veikla. Policijos virtualus patrulis vykdo socialinių tinklų ir interneto platformų stebėseną, orientuota į galimų seksualinio ar darbo išnaudojimo atvejų bei prekybos žmonėmis rizikų identifikavimą. Joint Action Days. Kasgi tai yra? Tai Lietuvos policija taip pat vykdo ES mastu organizuojamas tarptautinės priemonės, kurių metu atkreipiamas dėmesys į užsienio valstybių piliečius, galinčius patekti į išnaudojimo riziką, tikrinami asmens dokumentai, transporto priemonės, ūkio subjektai, lankomasi autobusų ir traukinių stotyse, būstuose ir kitose vietose, kuriuose gyvena ar dirba socialiai pažeidžiami asmenys. Pareigūnai bendrauja ir su kitų šalių piliečiais, fiksuodami galimas išnaudojimo rizikas, analizuodami darbo pasiūlymus elektroninėje erdvėje, įskaitant skelbimus susijusius su atvykimu dirbti į Lietuvą. Dar vienas iš svarbių momentų policijos veikloje tai mokymai. Pareigūnams kasmet yra organizuojami mokymai susiję su prekybos žmonėmis aukų identifikavimu bei paties ikiteisminio tyrimo specifika. Taip pat policijos pareigūnai dalyvauja ir organizuojamuose tarptautiniuose mokymuose prekybos žmonėmis tema dėl seksualinio išnaudojimo ar išnaudojimo priverstiniam darbui. Prekybos žmonėmis nusikaltimus išskirtinai tiria tik specializuoti policijos padaliniai esantys Lietuvos apskrityse. Su kokiais iššūkiais susiduriam? Visų pirma, tai prekyba žmonėmis latentinis nusikaltimas. Kaip ir minėta, buvo sunku pamatyti, sunku pastebėti, galbūt nedrąsu matyti, nedrąsu apie tai kalbėti, bet jis yra, todėl jį matyti ir gebėti identifikuoti yra vienas iš svarbiausių faktorių. Nebendradarbiavimas, kad ir kaip sunku patikėti, bet prekybos žmonėmis aukos neretu atveju, kaip ir šiandien buvo paminėta, ne visada save identifikuoja kaip nukentėjusius nuo prekybos žmonėmis nusikaltimų. Nesuvokia savo išnaudojimo, nelinkę kalbėti apie tai teisėsaugai ar kitoms institucijoms. Ir ilgai trunkantis procesas. Neretu atveju prekybos žmonėmis ikiteisminiai tyrimai tai nėra vienos šalies tyrimas. Dažnai tai apima ir tarptautinį bendradarbiavimą, kuomet aukos gali būti ar yra išnaudojamos nebūtinai Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet ir kitose šalyse. Tai baigdama savo neilgą pranešimą ir apibendrindama, norėčiau pasakyti, kad Lietuvos policija, atsižvelgiant į tendencijas ir vyravimą nusikaltimų, nuosekliai stiprėja, nors prekyba žmonėmis išlieka labai sudėtingas ir daugiasluoksnis reiškinys. Prekyba žmonėmis yra viena iš prioritetinių policijos sričių.
Manau, kad efektyvi kova įmanoma mums visiems - teisėsaugos institucijoms, socialinėms tarnyboms, nevyriausybinėms organizacijoms ir be abejo visuomeniai, sudėjus bendras pastangas, bendradarbiaujant, kaip ir šiandien buvo paminėta, pagarba, meile ir saugojimu, galime prekybą žmonėmis pamatyti labiau. Užtikrinkim, kad kiekviena auka būtų pastebėta, apsaugota ir gauti pagalbą. Ačiū Jums.